Sveiki bičiuliai! Šiandien susitinkame OBS arenoje, kuri oficialiai atsidarė birželio 17 dieną. Tai yra įdomi vieta, daugiafunkcinė vieta, kur vyksta daug įdomių reikalų, gali vykti įdomus renginiai, tad norėčiau jums plačiau papasakoti apie šią vietą, tad kviečiu drauge užeiti ir pabendrauti su Dima. Sveikas, Dima. Labą dieną. Malonu vėl atvykti į tavo vietą. Trumpai papasakau, kad neseniai atsidarė šios nuostabios patalpos. Taip. Norėčiau kartu su tavim apeit, pažiūrėti šios nuostabius automobilius, papasakot, ką galim čia daryti, ką galim čia veikti ir pakviesti visus žiūrovus apsilankyti šioje nuostabioje vietoje. Taigi, turbūt pradedam nuo automobilių, kurių čia stovi tikrai labai plati įvairovė. Galėtum trumpai papasakot apie, nežinau, kiekvieną iš jų? Taip. Kuo jie įdomus, kuo jie išskirtiniai yra? Ilgai neišsiplėsim, neįsim didelės, bet aš manau, kad tu pats žinai apie tos automobilius nemažai. Taip kaip mes su tavim pažįstam ne pirmus metus ir net ne pirmą dešimtmetį. Taip. Tai va, tai trumpai apeisiu, nes kitu atveju galės tavo žiūrovai čia atvykti, visą laiką pasitiksim su saulė ir su plačiom durim. Labai gerai. Tai va, tai šitą mašiną mes jau su tavim testavom žiemą. Tai yra, mes oranžinį šitą važinėjome jau. Taip, tai yra Rally Edition 82 metų Porsche SC, 3 litrai variklis. Ją kol kas naudoja tik žiemą važiuojant į renginius Austrijai, bet kaip tu žinai, mes ją ruošiam į Monte Carlo kartu su mūsų Lietuvos komanda. Geras. Nes dabar kaip ir toks grįžimas mano į Lietuvą įvyko, tai kažkaip norisi tas mašinas pradėti naudoti ir pagal paskirtį. Pagal paskirtį ir įjungti daugiau žmonių į tą visą. Nes labai smagu, kad šis automobilis yra pilnai paruoštas. Tiek langai, išmetimo sistema, viskas, tai toksai tikrai kovinis daiktas, kurį reikia naudoti. Reikia naudoti, reikia džiaugtis tom akimirkom. Prie šitos oranžinės damutės yra truputį jaunesnis jaunikis. Yra 2015 metų GT3, 3.8 pirmos laidos. Taip. Tai šita mašina kuo įdomi, kad aš su ją pradėjau važinėti dar Vilniuje kaip daily automobilis kažkada. Pamenu, senais laikais, kur po miestą, kur man dar atsimenu vežiai, kur ten garso izoliacija silpnoka, viskas, bet ten pagrindė trauko ir veiksmai. Ir vis galvojam, kad ar kažkas su varikliu, ar kažkaip per garsai. Bet būtent dėl šitos mašinos ir išvažiavau į Vokietiją, nes išvažiuodamas su ją į trasą pirmą kartą supratau, kad nieko nežinau apie šitą automobilį ir užsisuko tiek, kad šitą automobilį paruošė Kremi Racing komanda, kuri yra Limano laimėtojai, 24 valandų lenktynių, 79 metų. Tai su jais praleidau Porsche Sportscape ir, aišku, visokio trakdėjų. Tai su ją esu pravažiavęs 500 000 km trasose. Su šitą mašiną? Taip. Wow. Tai jinai mačias truputį. Tai jau patirties biškį turėjau, kaip sakant, kiek jau pažįsti. Ir mašinytė biškį jo turi. Tai dabar laukiam Jonavos trasos. Taip. Ir kol jos nėra, važiuosim į Kačerginę. Tai irgi įdomi mašina, kaip ir tai irgi tokia sportui. Beisikas, bet visiškai važiuoti sportui. Taip, jeigu jau pradedam kalbėti apie sportą. Apie perliukus ir sportą. Tai čia yra 94 RS Club Sport. Viena mašina iš viso buvo pagaminta 290 vienetų. Būtent šitos RS-o? Būtent šitų modelių, taip. Ir čia yra, ką tu matai, tai yra viskas taip išėjo iš gamyklos. Tai salonas, turime jokių panelių, jokių galinių sėdinių. Lankai, tai kitaip tariant, maksimaliai išlengvinta, kad galėtų Max važiuoti. Taip. Tai va, tai labai įdomi istorija, tai nenoriu ją labai daug plėstis. Čia kur žinomas veikėjas važiavo šitą mašiną. Taip, su ją važiavo Jim Carrey's, kai buvo atvažiavęs į Europą. Tai irgi tokia įdomi istorija, tai va, kai tavo žiūrovai norės sužinoti daugiau, tai aš su malonumu jos pasitiksiu. Dima apie automobilį žino daug, tai tikrai papasakos. Pasitiksiu. Ir lipdukas yra pries rally, tai mes irgi sudalyvavom. Kur mes su tavim dalyvavom. Kartu su Starionu, tai va, su Dima važiavom, irgi abu juokėmės, abu praktikavomės, turbūt abu važiavom ne dėl rezultato, bet dėl gerų emocijų. Na, tau taip atrodo, bet mes mūsų šturmanų Juozapaičiui, tai žinai, su jo negalima kitaip. Bet buvo smagu, aišku, ta mašina nelabai gal slalomui skirta, bet taip kaip buvo debiutas grįžimo į Lietuvą po 5 metų emigracijos, tai norėjusi padaryti šventę. Taip. Man ir šturmanui, ir kitiem. Aš kaip numerių mėgėjas dar norėčiau užakcentuoti numerį, kuris yra OBS 964. Tai yra ne vardinis, o yra eilės numeris, tai yra išlauktas, išbrandintas numeris. OBS tai One Boy Story inicialai, o 964 šito automobilio kėbulas. Ir įdomus faktas yra koks, kad tu kiek numerių paėmėjai su OBS raidėm? Kažkiek. Paėmiau, gali tau žiūrovai paskaičiuoti, gal parašyti komentaruose, kaip tu mėgsti sakyti. Kiek aš jas paėmiau
visus Porsche modelius. Pagal kėblo numerį. Kėblo numeris, apart Cayenne. Ir tai vieną Cayenne paėmiau, kurį pats turiu, 957, bet kitus tai pakomentuokit laimėtojam OBS simuliatoriai. Pasivažinėjimas. Jo, taip, šitas kitas geras numeris BVM 911 su lietuviška vėliavėlė, kuri indikuoja, kad jis turbūt senai Lietuvoje. Aš istoriją žinau, bet tave žinai. Ja, tai išskirtinis. Tai šitas automobilis yra pirmas oficialus Porsche Lietuvoje. Jis priklauso Stasiui Brunzai, toks labai žinomas ir lenktynininkas ir toks daug davęs Lada sportų, autosportų ir išvis autosportų Lietuvoje. Ir visai Lietuvai, kaip jisai garsino. Taip, tai šitas automobilis irgi turi savo atskirą istoriją, kaip atsirado jis, kai buvo pakeista 2 Ladas ar 3 Ladas į šitą. 2 Ladas pakeitė į šitą ir šitą buvo, Kačerginė, kaip testavimo automobilis. Jo, ir jis šiaip turėjo oficialų leidimą važinėti keliais ir viršyti greitį, turėjo tokį popieriuką. Tais laikais turėjo popieriuką, kad jis yra lenktynininkas, kaip sakant, mūsų šalies pažengęs ir gali viršyti greitį. Šiais laikais tas atrodo neįmanoma, bet tom ir žavu tie seni laikai, kad tokie faktai tai papuošė tą mašiną, papuošė tą istoriją. Bet įsivaizduok, jie 77 metai. Tai jeigu įsivaizduok dabar 77 metų paveiksliuką ir tu važiuoji su šitą mašiną. Kokie automobiliai, spalvos, ten visi puikiai žinom kaip Volga, kur 2 dienas važiuoja, 3 dienas taisai. Tai ir su šitą tas pralėkė. Tai manau, kad čia buvo normalu, kad buvo gautas toks leidimas. Šiaip šitą mašiną daug kur dalyvavo. Ir šiaip jeigu mūsų tėvų amžiaus paklaus žmonių, kas yra Porsche Lietuvoje, ne, tai daug ką kalba apie šitą žalę, stovėjo prie Lietuvos kino teatro. Taip, nes yra numeriai su senais rusiškais numeriais, tarybiniais numeriais, yra nuotraukos, kai Litexpo Stasio Brunzo kolekcijos turėtų žiūrėti. Tai pirmą kartą mes tada su jums pamatėm tada Litexpo ir po kurį laiką taip, jo, čia pirmą mašiną, bet jo, aš labai džiaugiuosi, kad atsirado, nes tai galiu prisidėti prie tos istorijos, nes kaip mes žinome, mes su jums mėgstam prisidėti prie istorijos, tai nuostabus automobilis. Smagu, kad jinai čia. Taip, ką mes šiandien turim, kiek aš atsimenu, vieną iš pirmųjų tavo čia stovinčių Porsche automobilių. Taip, čia vakar važinėjau truputį per puikų rajoną, Lietuvos miškeliais. Tai šitas automobilis yra irgi 82 metų, SC modelis, 3 litrai kabrioletas, bet istorija ta, kad šitą automobilį aš nusipirkau 2012 metais. O kodėl jį pirkau, nes mano pirmas darbas tai buvo, aš ploviau automobilius Porsche salone pas Alfredą Kudlą, kai žymą žmogų, ir mano užduotis buvo valyti kiekvieną dieną dulkes nuo šito automobilio. Ir aišku, aš kaip ir normalus studentas ir jaunuolis svajodavai, tai aš ir aš buvau prisidėjęs, padėjėjas. Tvarkim tavo automobilis, taip toliau. Tai buvau nenuvalęs šitą automobilį, gavau BART ir tada pasakiau savo, kad vieną dieną aš jį nusipirksiu ir plausiu tiek, kiek aš norėsiu. Tai vat, ta diena išaušo, jisai stovi čia ir puošia tavo. Ir labai jinai turi savo savotišką aurą. Žinai, jeigu tik atsisėdu, prisimenu tos laikus, kai daug norų, galimybių nėra, bet noras padaro savo. Taip, nes turbūt irgi sutiksi su manim, kad labai svarbu prie pačio automobilio istorija ir žmogus. Tai va šis automobilis, jisai vienyje viską. Istorija, prisiminimus, automobilį wow. Matai, kita vertus, mano ir projektas tai vadinasi One Boy Story, tai čia viena apie istorijas. Ir ką aš noriu pabrėžti, kad tai nėra mano tik ta istorija, tai yra mūsų berniukų ir mergaičių istorijos, kurias susieja, nes kita vertus, kitaip logiškai, nes kam reikia turėti tiek automobilių. Bet kuri istorija visą laiką, jinai taip atsiranda noras kažką daryti. Aš šitą vietą, turint tiek automobilių, tai man ne tas pašnekovas, kur atkalbinėčiau. Tai jeigu ten yra seniausias automobilis kolekcijai, tai čia yra naujausias automobilis šitoje kolekcijoje, čia yra... Taip, čia yra naujausias, bet ką aš tavo žiūrovom gal irgi kažkiek atidarysiu tokią skrynę. Kad aš turiu nuotrauką, gal mes parodysim ją laidoje, jeigu galim. Gerai. Tai yra 2007 metai, yra porą dienų po mano ir porą dienų po tavo gimtadienio. Taip. Aš sėdžiu ant sparno ir tu kai fotkiname, sakai, davai, pasakyk kažką, palinkėjimą, kažką. Ir aš sakau, Juliau, blemba, vieną dieną aš nusipirsiu 944 turbo. Tai praėjo ten, nežinau, 19 metų.
Tai 18, nes pirkau praeitais metais, tai va, tai turiu čia mano labai gero draugo mašiną, prižiūrėtą, bet faina buvo ją įsigyti, nes ta svajonės įgyvendinimas. Varnelė čia. Varnelė įdėta ir šiaip, jis kuo toliau, tuo labiau Nes pirmas džiugina. automobilis Dymos buvo 944 rūdas, irgi atskira istorija, gal kad nors papasakoti, kaip mes pirkom. Ir labai smagu, kad atsirado kolekcija turbo. Taip, turim. Taip, už šitoj pusėje patalpų turim gražuolį 997 raudoną. Taip, raudonas, keturiesas. Turėjau, kiek atsimenu tave, tiek atsimenu šitą mašiną. Šiaip daug kas apie tai kalba, nes aš nuo šitos mašinos pradėjau taip plačiau važinėti. Aktyvų važinėjimą. Jo, nes šitą, kai SC pirkau, tai 2 metus stovėjau, nes neturėjau pinigų už ką užpilti ir stovėjo garaže mūsų tam. Tai va, tai šitas automobilis yra 4S, 997, Aero kitas, tai yra GT3 kitas. Iš gamyklos. Jo, iš gamyklos. Teisingai, iš gamyklos. Kas dar duoda tas kodas, kad 35 arklių yra daugiau nei bazė. Nes bazė 355, čia 38. Tai kai tu atsimeni, kad važiavom pirmus slalomus, atvažiavom į tą mašiną, visi sako, o tai kiek čia arklių, kas, mes pasakom arklių, kai pravažiuojam, tai niekas netikė, nes 355 kažkaip netrodė. Tai va, bet faina, nes čia 2006 metų automobilis, tais laikais GT3 dar nebuvo įmanoma įsigyti, bet galima buvo įsigyti jau su bodykitu, taip pavadinti. Tai čia visa kokybė, ta vidaus ir toliau. Aš manau, tu puikiai atsimeni, nes būtent su Juliu mes esam praleidę labai daug valandų ir net esam miegoję šitoj mašinai. Gal kada nors jums parodysim, gal netgi pabandysim ir tokį vieną turim prisiminimą apie kelionę su šiuo automobiliu. Tai gal jums parodysim, nes šiaip mums tai labai smagi istorija, tikrai prisiminimas ir manau būtų smagu pasidalinti su žiūrovais. Labai. Kitas mėlynas gražuolis. Kas čia per fainuolis papasako? Taip, kitas, tu, kiek mane puikiai žinai, aš mėgstu, kad būtų sportiška ir tuo pačiu, žinai, kad pats vairuotum, kai vairuotojas. Taip. Tai čia yra 992.1 GT3 Touring paketas. Ką tai reiškia Touringas? Tai automobilis be galinio spoilerio. Bet turi viską tą patį. Tai yra 510 arklių. Tai ir turbūt greičių dėžė įdomiausias. Bent jau man šitam automobiliui tas, kas labai krenta į akis. Taip. Čia yra mechaninė greičių dėžė. Čia yra mechaninė greičių dėžė. Čia buvo įdėta tos sėdynės, kur nežinau, ar link 40 dar kažkas deda tokias sėdynės. bet čia yra vairavimo malonumas. Nes atmosferinis variklis, kas yra labai mano manimų svarbu. Ir vertinga, taip. Ir vertinga. Ir šiaip aš tikiu, kad tai yra automobilis, kur, kaip mūsų tas RS anksčiau paminėtas, taip. Čia buvo tų laikų aukščiausia tokia klasė inžinierinis, tai man atrodo, kad šitas automobilis tikrai vertas to statuso. O dabar parašas dar irgi primink įdomus dalykas, irgi gal žiūrovom apie parašą papasakok ant prietaisų skydo. Jo, šitas yra, kaip automobilistai mėgsta juokauti, kad po šito parašo iškart brangėja automobilis, tai aš turiu du, vieną turiu ant oranžinės automobilį, čia yra Walterio Riorno parašas ir šiais metais buvau pas jį mokykloje, vairavimo mokykloje, šiaip nes jis mano yra mentorius, padeda man daug suprasti tą pasaulį giliau. Tai mes kažkaip pradėjom kalbėti, kad apie mašiną, klasiką, kažką. Sako, duok man tušinuką, pasirašė, sako, nu viskas, dabar tu jos neparduosi. dabar jinai tavo. Tokie akcentai šiaip labai smagu ir vėlgi pririša prie automobilio ir prisiminimas, kaip jau ir buvom šnekėję. Tai šiaip tikrai labai išskirtinis ir įdomus automobilis. Ir matai, kas pririša, kad vis tiek mes turim rutinas kiekvieną dieną, ne? Tai kai vis tiek tai automobiliai yra daugiau nei tiesiog gyvenimas mums, ne? Tai kai atsisėdi ir kol šildai ir žiūri tos tokius smulkius detalės. Ramina ir ta šypsena vis tiek atsiranda. Tai ir šiaip supranti, kodėl reikia keltis rytais. Tai kažkaip taip. Tai man patinka tos detalės, kaip ir tau, tai mėgstu parinkinėti truputės. Ir turbūt sporto perliukas, taip pavadinkim jį. Sporto perliukas, kuris... Tas, kas supranta ir šiaip tas automobilis baltas, tai kai aš pirmą kartą pamačiau, man labai šiaip nustebino. Labai smagu prisiminti, gal irgi truputį žiūrovam papasakok plačiau, nes čia tikrai jau išskirtinis automobilis ir būtų pasakoti apie ilgai galim, tai bent jau pagrindinius faktus ir momentus. Kaip ir minėjau, kad, žinai, čia visas detalės galima bus sužinoti, bet trumpai, čia yra, kaip tu sakai, jinai yra truputį tokia mistinė mašina, man ir pačiam, nes aš ją turiu apie 5 metus gal, bet dar nekartą neišvažiavau į trasą. Dar nebuvo progų, normalių. Progų buvo daug, bet kažkaip pats jaučiausi, kad nepasiruošęs. Šis automobilis yra 904 RSR, čia yra klonas, bet padarytas pagal RSR brėžinius ir su labai teisingu požiūriu, nes darė X nebūna vairuotojų, bet Porsche Cup vairuotojas. Ir
čia yra visiškai ro. Turiu minėti, tą, ką tu matai, jokių OBS, jokių sistemų, išlengvinta 3.8 variklis. Turiu minėti, tai netgi detalės pažiūrėjus, bet paprastai veidrodėlį, netgi labai tai paprastoji būdu, veidrodėliai, matot, irgi išlengvinti, irgi jokio kilimuko, nieko nerasim, vien metalas, viskas svorio. Aš atsimenu tos durytės, irgi atidarai tos durytės, jos tokios lengvos, atrodo, vėjas nupūs. Tai čia yra giminaitis 964 RS, nes 964 RS Club Sportas buvo išleistas tam, kad gautų homologaciją būtent RSR. Būtent šitam, tokiam automobiliui. Tai šitą automobilį aš ruošiuosi, vis galvoju, kokia čia proga, kada čia kažką išvažiuoti. Dėl to ir pradėjau su Kremi Racingu važiuoti, nes galvoju, dar kažko nežinau. O dabar aš manau, kad... Einant laikui supranti vis, kiek daug nežinai. Progų mokytis yra pilna. Čia faktas. Tai va, tai automobilių toje kolekcija nuostabi, čia dar aš matau irgi poros modelių trūksta, tai ten Cayenne, Boxer ir kitų, tai gal apie juos bus progų papasakot. Tada einam šiek tiek toliau, žiūrim, ką mes toliau randam šiuose gražiuose patalpose. Taip. Tai mes dabar turim sceną, ekraną. Taip. Prie turbūt gal paslaugų zonos irgi trumpai užsimink, po to galėsim pratęsti viršui. Apie pačią arenos irgi kitą dalį, tai yra renginiai ir motosportą. Tai vad, kai mes pabaigėm kalbėti apie motosportą, autosportą, tai vad, kaip aš sakau, kad aš jaučiuosi pats nepasiruošęs, tai ir galvoju, kad reikia suteikti galimybę savo, aišku, iš pradžių, kad išmok kažkaip vairuoti. O aiškiai išmokti vairuoti. Praktikuotis reikia. Praktikuoti, nes tai yra brangus malonumas, kai važiuoji trasoje, o simuliatoriais jau turim apie 7 metus šitą visą veiklą ir išanalizavom, ką reikia daryti, kad tu galėtum suprast trasą. Aišku, čia yra ne viskas kaip tikra, kaip važiuojam su mašina, bet išmok trasą, suprast stabdymo zonas, kontaktus išmokti taip toliau, tai yra puikus dalykas. Tai čia, ką mes darom, tai va turim e-sporto tokią areną, kad čia gali vykti lenktynės, važinėja lenktyningai ir teambuildingai, tiesiog ir pats atvažiavai su kolegom. Taip, pats ir su kolegom irgi važinėjęs. Mes transliuojam tada per ekraną ir čia yra tokia pramoga, nuo teambuildingo iki profesionalaus sporto. Bet ta pramoga, jinai susiję su mokymuose, tai yra su praktiniais įgūdžiais, kur tu realiame gyvenime, nes tu ir pats sakai, kur tikrai daug ir čia važiavęs, ir trasose važiavęs, kad tie įgūdžiai tikrai labai daug yra panašumo su tikru automobiliu. Labai. Čia pačią filosofiją tu čia puikiai gali sužinoti. Aišku, kai aš važiavau Nürburgringai, pradėjau siūlyti, man sako visi vairuotojai, kad čia mums guminė boba siūlo, mes norim tikrumo. O čia yra, o po to, po kažkiek laiko dabar kiekviena komanda turi tą simuliatorių. Nes tikrai duoda daug. Yra, ką aš sakau, kad mes organizuojam dar kelionės į Trakdėjus. Ir su savo mašinom, ir duodam mašinas, ir išnuomojam mašinas, tai pasiruošime. Tai kad žmogus trasoje negaištų laiko. Kad jis atvažiuoja, nebūtų baimės. Jis žinotų, ką jis turi daryti. Posūkį. Tu čia gali paimti ir šlifuoti vieną posūkį. Važiuoji. Ir tos trajektorijos, jos jau turi panašumo, realumo su realybė. Ir tu realybė įvažiuoji, ramiai, hop, kairė, čik. Plius tu žinai, koks bėgis, kur stabdymas, koks medis. Nes trasos yra padarytas lazeriu, skanuojamas. Nuskanuoja viską. Jo, tai čia yra labai tikslios trasos, plus tikslios mašinos. Tai aišku, ten setapai, dar kažką čia vairuotojai visi gali visko sakyti, bet bazė yra nuostabus dalykas. Ir ne tik sportui, bet, sakau, su draugais ateiti ir praleis laiką, kai tu čia važiuoji, čia transliuojama ir čia yra, žinai. Ir čia gražus automobiliai stovi. Ir savo mašiną gali įvaryti ir padaryti prezentaciją ir taip toliau. Tai čia, tai kitą informacijos gali atrasti OBS simuliatoriai. OBS simuliatoriai. Tiek socialiniuose tinkluose ir vėlgi tikrai kviečiu, kas nevažiavę, pravažiuoti, išbandyti. Vienas jau gaus nemokamai, kuris pakomentuos, kiek Porsche numerių turi. Jo, bet šiaip pramoga yra labai smagi ir patys simuliatoriai irgi, aš kaip suprantu ir kiek mačiau, jie šitoj zonai, jie irgi skirstosi priklausomai nuo poreikio. Tai yra šita tokia erdvė nėra multifunkcinė ir jūs ją perstatot pagal, reiškia, tiek kliento poreikius, jeigu tai yra renginys, arba jeigu yra kažkokia laisva zona, tai tie simuliatoriai irgi yra. Dėl to mes ir vadinam daugiafunkcinę renginių erdvė, nes čia gali būti ir tiesiog pažinimas su mašinom, čia gali būti treniruotė, čia gali būti team buildingas, čia gali būti, jeigu jums nereikia šito viso, mes galim ištraukti į šoną ir šitas užuolaidas gali transformuotis į jūsų konferenciją, mašino prezentaciją, draugo aplaistėjo mašinos, nežinau, gimtadienis įmonės. Plius ir sena yra tokia, ir čia galime ir padaluoti, ir pašokti. Ir pašokti, ir pavalgyti, ir atsigerti, ir gerai praleisti laiką. Nes šiaip mintis yra, kad tai būtų petrolheadų namai.
Gerai. Ne? Bet petrolheadas yra ne tik tas, kuris laksto trasose, ne tik kuris mokosi, bet ir turi verslus kažkokius, kuris ir turi kolegas ir gali pasikviesti čia, pas mus. Taip. Ok, tai dabar pirmą zoną apėjom, apžiūrėjom, dar gal norėčiau tavim nueiti į antrą aukštą ir Yra pasižiūrėti. mūsų VIP zona, labai patiks. Einam į VIP zoną. Tai va, čia mūsų yra antras aukštas. Taip. Iš antro aukšto, kaip sakau, vypas, kodėl, nes su tokių vaizdų, su tokiais langais. Čia mes turim posėdžių salę, kuri gali, žinai, pasibūti ir matyti ir turėti motivacijas daugiau. Virtuvėlė. Čia mūsų virtuvėlė, kur visa komanda turi puikų laiką. Čia pasikabinom savo kaip prisiminimą, kaip mes iš mūsų žinomų influencerių norėjom pasižiūrėti, iš vis ne lenktynininkai, ne ką, ir paruošėm juos prie Nürburgringo su mūsų simuliatoriais ir buvom visi išvažiavę. Tai, su realia mašina. Su realia mašina, su ta mūsų GT3 kremerio. Su ta pačia. Taip, tai buvo nuostabus, yra atskirai nufilmuotas epizodas, taip. Tai nerealu, nes mes ir patys pasižiūrėjom, kad iš žmonių, influencerių galėjom padaryti lenktynininkus, kurie iki šiol labai patinka ir taip šiaip domisi tais dalykais. Geras. Tai va, šitoje vietoje pas mus yra tokia pokalbių vieta, VIP zona, kur jeigu vyksta renginys ar kažką, tu galėtum tiesiog atsisėsti ir pasimėgauti. Čia pažiūrėti lenktynės. Šitoje vietoje yra mūsų naujas produktas kartu su Roadmaster mūsų partneriais. Tai yra logistikos vairavimo simuliatorius, profesionalus. Wow. Tai reiškia, su jais galima patikrinti, kaip vairuotojas yra pasiruošęs važiuoti keliuose ir būti saugus keliuose. Nes kaip mes žinom, atvažiuoja dabar visokių ir brazilų, ir indų, ir taip toliau, ir niekas nežino, iš kur tos teisės ir kaip jis moka važiuoti. Tai va, sprendžiam, tai čia dideliom logistikos įmonėm, labai įdomus projektas. Tai norim kažkiek prisidėti prie to. Tu atsimeni kelyje du žaidimai? Tai aišku. tiek žaidęs, tai kaip aš praeičiau kursus? Manau, tik tai reikia, žinai, signalą iš viršaus. Tai va, tai tokie pas mus ir... Tokia vieta, tokia arena. Tai šiaip ką, ačiū tikrai už ekskursiją, ačiū už pasakojimą. Tai aš didžiąją dalį žinau, bet labai norėjau pasidalinti ir su savo žiūrovais apie šitą įdomią vietą, apie tave kaip Porsche automobilių kolekcionierių. Tai kągi, dėkui už ekskursiją, susitiksim tikrai renginiuose, kaip matėm, automobilių paruoštų turi nemažai ir tikrai važiuosim. O jeigu ir bus tokie renginiai, tikrai atvyksim tiek su simuliatoriais, tiek renginį. Tai sekit naujienas. Ačiū už ekskursiją ir iki susimatymo kitam epizode. Iki.